Labas rytas, šiandieną jau esu valtyje. Žvejojam Jurbarkų karjere. Ramus rytas, įsidienojus viskas pasikeis, turėtų vėjas sustiprėti. Pirmą kartą čia žvejoju. Klausimas, kaip man čia seksis? Taip, džerkai toliau dirba. Kas daugiau? Dar galvoju, nuo ko čia geriau pradėti. Tiesiog nuo anos pusės gal pradėsiu, nes iš anos pusės paskui pradės vėjas pūst. Ir kai vėjas sustiprės, būtent aš iš tos pusės galėsiu ramiai pažvejoti. Tai va, dabar vyksta žvalgyba. Nors šiaip mano žinomas vietas, bet dabar žiūriu taip į tas vietas kaip į tokias kaip lydekinės, tai čia pakrantės, tų švendrų linija visai įdomiai atrodo. Negaišiu laiko. Galim gaišti laiką, kol dar nuplauksim iki vietos. Tai numanau, kur plaukti. Šiaip ką aš sakau, tai žinomas vietas dėl to, kad aš čia šamų gaudydavau. Ir pačios pirmos žvejybos buvo pačios įdomiausios, nors žvejavau aš su draugu. Draugas čia man pasiūlė, tai neatsisakiau. Ir šiandieną jau sakau, va žiūriu taip kaip į lydekinės vietas. Dabar kaip jas reikės viliuoti. Tai aišku, žvejosiu savo paprasčiausiu būdu, tai pakrantės, kur seklios vietos paplauksim toliau nuo krantą. Bandysim įvairiai, bandysim. Ir manau, kad pagausim. Dėsiu masalą. Kokį masalą dar nesugalvojau dėti. Vanduo tik skaidrus yra, saulės nėra. Gerai. Sunku ką nors dabar sugalvoti, kad čia užsidėti. Pradėsiu nuo hakiuką. Aukštos žuolės. Super aukštos žuolės. Super. Rodos to, ko aš ir noriu. Bet čia matau reikia paviršinio masalo. O su šiuo pertrauku daryti ilgų negaliu, nes tai užsineria ir kabinasi žolės. Taip. Mūsų planas akivaizdžiai matosi, koks turi būti. Dedam masaliuką. Gal kiek agresyvesnį reikėtų čia. Tos žolės tankės, kai jos išerzintos būtų, kažkiek gal agresyvesnio reikia. Tai dėsiu... Kur tas mano masalas? Taip, dėsiu šitokis. Pavargusi spalva, bet masalas nuo to pagavimo įtakos neturi. Arba kaip tik geriau netgi. Nes tampa masalas unikalus. Dėl savo unikalumo jis gali atnešti, praktiškai netgi masalą galim vadinti geresniu negu kai naujas yra. Aš įsivaizduoju, kad net kai kurie žmonės būtent masalą specialiai padaro unikaliu. Bet žiūrėkit, yra. Geras. Pirma lydeka. O, pasikeičiau masalą pirms metams iš karto. Mažiukas. Bet smagu.
kam ir žvejojama, kad būtų smagu. Jo. Nudžiugina jau iš pirmo metimo. Ką mes matom, kad puolė ir šalia snukio pasikirto. Jep. Pukšt. Gal pamatuot. Pabūk. Pabūk. Tik čia. Tik sakau. Nu, matau, čia su tam reikės nesižaisti. Imsim šitai. Bet kokiu greičiu suveikia, ne? Nu, kiek čia jis yra? Nesiekia 50. 50 nesiekia. Oi. Ne, nėra. 48. Va. Yra. Varyk. Pukšt. Pirma lydeka. Pati pirma lydeka šiame ežere mano pagauta. Puiku. Nusimato gera žvejyba šiandieną. Ir dieną tokią gražią pataikiau. Ta saulė taip pasisliepusi pusiau. Man šiaip tokie orai labai patinka. Gal dėl tokių orų geriau žvejoti yra žolėse. Nu, nežinau. Kaip ir sakau, daug niuansų yra. Kodėl jūs gali, kaip kodėl ne. Ui, vos nepamečiau. Gerai, liuks. Šiaip čia mano pirma žvejyba karjere. Tai ką aš matau, tai vanduo labai skaidrus. Tai čia turbūt tipinis vandens skaidrumas karjero. Yra kažkas yra. Kas čia dabar? Ešerys! Ant žerkiuko ešeriukas. Tik tai bupt. Oi, koks tu. Nu, matot, kaip džerkus mėgsta ešeriai. Jeigu tikslingai jų žvejoti su mažesniais džerkiukais, tai turbūt būtų čia nerealus dalykas. Bet kaip matot, pavyzdžiui, didesni ešeriai, čia dar pagal tokį masalą, tai čia jisai, tas ešerys žiauriai mažas dar yra. Kažiūrėk, kokia čia ilgi. Pažiūrim. Taip, nejudėk, nespurdėk, paleisiu. Arba pati pabėgsi. Gerai. Na, ramiai, išsitiesk. Opa. 24. Nu, padaryk pliukšt. Na va, 2 žuvys. Kaip čia greitai viskas, nu? Nu, neblogai čia mums sekas, palyginus. Galim kažko didesnio tikėtis. Ne tik lydekų, bet ir ešerių. Nes taip greitai viskas čia. Kas čia buvo? Verpetai išėję. Matyt, lydekai ėmė. Ir vėl verpetai iškilo.
Kaip čia dabar? Kažkas čia dabar. Nieko gal nesakysiu, kol nepagausiu. Bet kaip įdomiai. Yra. Wow. Wow. Graži dar. Eik. Bum. Yes. Legali šį kartą. Tai toks geras aštrus smūgis. Yeah. Tvarkingai. Ai. Nesiduok. Aš be replių. Nesidaužyk. Ai. Dėlytė. Eik į šoną. Biškį tik tai pakėliau ir atsikabina. Bet vat kaip ir sakau, vat iš išorės užkibę buvo. Nesuprasi, ar jos nori imti, ar jos nori tiesiog masalą atstumti. Graži visai. Ateik. Nesdaužyk. Nu, ateik. Stambišiai papozuosim. Va. Graži. Galva. Čia 60. Yes. Geras. Buvo gera visai. Ui. Va dabar tai sušlapsiu. Nuostaba. Bim, dabar tai užkirptų. Abejoju. Bet čia kažkokia vieta tokia įdomi. Nu, nežinau. Tu matai, kaip lyja. Oi. Kaip manot, ar per lietų geriau kimba? Nes aš tai abejoju. Ekstrymas. Haha. Biški šalta. Bet tik biški. Nu va. Lietaus neliko. Ir toj seklumoj nieko nėra. Arba reikės kitą kartą pabandyti čia. Neįdomi tokia lankėlė. Tuščia tokia, žolynų mažai. Kur pasislėpti lydekai nėra. Bet jau toks pypliukas. Na, o visą kraštą vieną jau šitą nesąmonę, visas kraštas, va čia kraštas, kuris veikiantis dar turėtų būti. Aš sėdėjau tokį masalą. Pūkštį.
Koks kibimas buvo. Pum. Wow. Ypatingos vietos nepavyko ištirti dėl vėjo. Dabar čia jau ramesnis vėjukas. Nors didžiąją dalį karjeros tai pučia ištisinis vėjas, grynai skersas vėjas. Tai bangos didelės. Kas čia prieš mano akis taip? Norėjau sakyti lynas. Bet greičiausiai karštis buvo. Lynas gal nelabai čia turėtų būti. Bet čia ne vieną masalą matau. Ne vienas masalas. Paliktas ant tų šakų. Čia svarbiausia yra pačiam nepasilikti ant tų šakų. Todėl mes ramiai plaukiam, neskubam. Tikrai čia nematau reikalas skubėti. Grynai prie krantą. Tik įmečiau barkšt. Eikik. Padaužėlis. Va. Nedidukiai, bet gražutė. Plauk. Peliokšt. O, tu blemba. Nu ir kankinė. Ojojoj. Palei krantus mažiukai silpnokai. Nes nein kitaip. Bangas kyla. Per sunku žvejot, net nesąmonė čia. Gerai, kad tą liemenę pasiėmiau. Palauksim, kol vėjas nurims ir bandysim toliau dar pažvejoti. Dar akumas gyvas. Tai pailsėkim biškelį. Truputėlį nedaug. Dėsiu mažesnį. Rapaliuką. Vičinrepiuką. Geras smūgis. Žiauriai geras smūgis buvo. Čia geras smūgis. O, kažkas yra. Bet kodėl tokie turni smūgiai, kai monstrinį griebė? Šitau į graibštą už tai. 49, ne, 48, 48. Gerai. Ačiū, kad davei dar pasidžiaugti. Nu, gal kažkas rimtesnio bus. Ar vėl vaikelis kažkoks tai. Nu, ne, kažkaip traukiasi lengvai. Jo, lydekiukas. Tu! Maželiuk. Oho.
Opa. Nu va. Pirmoji. Ir bus legali. Valio. Pirma lydeka. Biškį sušlapinam. Bent truputį. Oi, atsiriaugiau. Vos neiššokau. Nebėda. Nu, kas čia yra? 40... Eik. 49. Oi. Penkiasdešimt vienas. Prie pat. Come on. Nu tu. Kaip išsigandau. O maniau, ką masalą ištrauksiu. Mesiu naujai. Pūkšt. Lydekiukas paėmė. Gerai, tik čia, nu. Tu pasiutus, nu, tik čia. Rankoje per tave išsišlapinau. Eik. Legali. Ir vėl atrodo ta pati. Nors ne ta pati 51 cm, bet 1 prie 1. Ne, opa. Na, neapsimes dabar jau. Varyk. Žaidžiam. Išviliotas. Ką, negi vėl bus 51 centimetras. Na, nesukiok. 47. Mažytė. Plaukite, prašau. Yra ir kaip gražiai eina. Yes. Eina. Pareik. Opa. Yeah. Normali lydeka pagaliau. Kažkas panašaus. Yes. Kol kas mano didžiausia lydeka šitam karjere.
Čia jau panašiau. Čia pradėsi daužytis, tu čia. Vai mažai valtikiai geriau nesidaužyk. Uo. Prašau. Kiek čia yra? 60. 61 lik. Pliukšts. Varyk. Pirmą kartą persiduriau. Dabar persiduriau ir per antrą galą. Ir dabar reikia nukirpti. Jo. Pats savi pasigavau. O replės gal turit normales? Ai, neturit. Lankstysim, kol sulaužysim tada. O. Va. Ištraukiau. Va, pabiškiuką. Čmokšt. Šmaukšt. Va. Yra. Turiu. Burkšt. O. Tik nesidaužyk. O, gali daužytis. Lydekytė. Va. Labai gerai. Va. Uira. Mažylis. Užlupytės. Ui, tu matai kokia. Nu. Vat. Šmokšt. Yra. Kai čia pareina. Nu tai kodėl nesidaužai? Na. Štai kartu, aš tave matau. Ačiū, kad žiūrit. Iki.